Sveiki visi. Pradžiai tai norėčiau pasveikinti visus su praėjusiam kalėdom ir ateinančiais naujaisiais metais. Dauguma mane pažįstančių žino, ką aš veikiu ir kuo užsiemu, kaip hobis gal labiau būtų. Bet kadangi sukaupiau daugelio metų patirtį, norėčiau su ją pasidalinti ir su jumis. Taigi, ateina nauji metai, dauguma žmonių įsipareigoja, gal prisižada atlikti naujus darbus, pradės sportuoti, mesti svorį ir panašiai. Aš sugalvojau, kad ateinančiais metais gal pradėsiu filmuotis ir kelti video, ką aš veikiu ir kuo užsiiminėju, laisvalaikiu gal. Taigi, pagal iškabą, matot, kad pas mane yra garažas be taisyklių ir šiam garaže vyksta įdomiausių dalykų ir nuo paprasčiausių remontų iki kapitalinių remontų visokiausios technikos, mėgstu eksperimentuoti, seną techniką galbūt bandyti prikelti naujam gyvenimui ir panašiai. Tai vat, kitais metais filmuosiu video gal labiau informacinį tokį darysiu jums, apie jūsų techniką visokią, apie modelius, galbūt padarysim išskirtinės apžvalgas apie tam tikrus modelius, ten benzopjūklų, žoliapjovių ir panašiai. Bet, manau, bus jums irgi vertinga informacija, kaip juos eksploatuoti, kaip jais naudotis, nes dauguma žmonių nusipirkę naują daiktą, ten tą patį benzopjūklą, motociklą, ten kažkokį ekskavatorių ar kažką, instrukciją dažniausiai išmeta net nepasižiūrėję. Taigi, ta technika labai greitų metu atkeliauja į servisus, galbūt pas pažįstamus, pas draugus, kas yra mechanikai arba bent jau bando jais būti. Bet dažniausiai tada būna dar didesnių problemų, kai žmonės nežinodami, ką reikia daryti, bando daryti ir tada nepavyksta ir veža tada jau meistrams, o meistrai tada nežino, nuo ko pradėti. Taigi mano būtų patarimas toks, kad neskubėkit tvarkyti, krapštyti patys, bet geriau vežkit tiems, kas žino, ką daro ir manau, tada sumokėsite daug pigiau ir daug greičiau galėsite dirbti su savo technika. Taigi, iš mano pusės būtų šiai dienai tiek, gerų artėjančių naujųjų metų ir kitais metais, manau, pamatysite daug video su informacija ir su visokiais iššūkiais. Aišku, bus ir bajeriukų ir visko, taip kad iki susitikimo.